Tai kaip pas tave ryšys, Jolita? Nežinau, jūs man pasakykit. Nu, puikiai. Viskas Puikiai. gerai. Tai gerai. Matom Tai, net, kad šypsotės. Taip. tai čia pasilikau jau, jeigu nieks neveiks, tai bent jau šypsosiuosi. Sveikas, Herkaus, Skaistė, viskas gerai, girdit? Galit tart žodį ir jūs dar kol visų palauksim. Kas norit, galim pasisakyti. Tai papasakokit, kaip jums sekasi Prancūzijoje. Neišduodami dar, ką pasiruošėt po to. Tai gal Marija, pavyzdžiui, ar Herkus, kas nenumatyti programai, pasisakykit. Tai trumpai iš kur, ar ne? Ar... Galit. Taip, šiuo metu esu Prancūzijos pietuose, nes atostogauju irgi nežinojau, kad čia bus ryšys, bet viskas tvarkoja. O šiaip esu iš Liono. Gyvenu jau nuo 2008 metų ten. Tai vat. Taip, o aš Paryžiuje gyvenu ir esu iš Prancūzijos lietuvių jaunimo sąjungos. Tai mūsų esam keturiese ten valdyba ir organizuojam įvairius renginius labiau orientuotus į jaunimą. Supratau, bet papildomai kiekvienas, kaip prisistato, dar galėtumėt pasakyti, ar jau užsiregistravot referendume dėl pilietybės apsaugojimo ar ne? Žinoma. Jau iškart. Iškart puolėm, padarėm. Aš net suabejojau, neseniai galvoju, velnias, ar aš prisiregistravau, tai jau susiradau mailą, žiūriu, kad gaus, kad tvarko. Jo, čia galiu pridurt, kad bent jau tie, kuriuos matau, tai buvo ne tik, kad užsiregistravo, bet ir smarkiai visus agitavo ir skrajutėm, ir kompanijom komunikacinėm, ir žinutėm, kad tik tais nepamirštų niekas ir kad prisiregistravę nepamirštų, kad reikia balsuoti po to. Dar blogiau gali būti. Čia pats svarbiausias, nes jeigu užsiregistruoji ir nebalsuoji, tada -1 balsas. Aš irgi apklausiau visų gyvenančių Lione ir aplink ir labai daug pasakė, kad jau užsiregistravo, tikrai daug, tai didžiuojuosi pažįstamais lietuviais aplink gyvenančiais, smagu. Tai kas, Simona, gali tarti Labas žodį? vakaras, taip, labas vakaras, nematau, kiek mūsų prisijungusių, bet sveikinuosi su visais. Labas vakaras. Labas. Labas, Simona. Pridursiu, kas nežino, tai Simona mūsų visos Prancūzijos lietuvių bendruomenės vadė. Tai apjungia mus visus. Ir jaunus, ir tuos vyresnius. Ačiū tau, Jolita, ir ačiū labai už organizaciją ir tikiuosi, kad bus smagus vakaras visiems. Gerai, tai matau, kad reikės man, kad nebūtų nejaukios tylos, tai reklaminė pauzelė. Labas vakaras, Lukai. Tai norėčiau paklausti, vis tiek laukiam ministrės, kad jinai tartų atidarymo žodį. Sveiki, taip, parašiau ministrei, nusinčiau dar kartą nuorodą, tai tuoj turėtų prisijungti. Tai sveiki, aš Lukas, dirbu pas Ušinę komandai, kontaktavom dėl jos dalyvavimo. Tai atsiprašau, truputį vėluoja. Tai sakė Lukai, Prancūzijoje įprasta vėluoti 15 minučių, tai galim sakyti, kad Aušrinė pusiau prancūzė. Nu, mes labiau mėgstam investuotojus iš Vokietijos, tai pajuokavimui. O Vokietijoje, kiek vėluoja Vokietijoje? Vėluoja Vokietija. Jolita, tai tu prie kurių jautiesi? Tai aš visgi prie Vokietijos, nes Elzaso kraštas šalia, pirmi esam tam krašte, tai galiu paantrinti, kad mažiau vėluoja iš tikrųjų. Ir šiandien esu Nicoj, atostogaujam ir labai smagu
bet visgi nusprendžiau, kad aš esu labiau šiaurietė ir man patinka tvarka laiko. Taip, Alinas, puiku. Tai dabar O liko atsiprašau, Alita, tu galvoji apie tiesioginę transliaciją į Facebooką? Yra techniškai įmanoma šitą Zoomą perdaryti, pertransliuoti, ar ne? aš įrašinėju, viską įrašinėju ir paskui įdėsime įrašą tiem, kas negalėjo dalyvauti. Šiek tiek pabijojau transliuoti, nes nebuvau tikra, ar bus geras ryšys čia esant ne namuose, tai nežinau, ką tu manai. O gal dar ne vėlu? Aš nežinau, Galim. kaip tai techniškai padaryti, kad tu galėtum Gerai, tai padėti. tada Tai išeina gal Linas mūsų kažkas grupės gerai, tai administratorius. perduodu Simonai žodį ir ko laukia, tai pabandysiu pasižiūrėti. Tai nematau, ar Linas prisijungia. Labas, labas. Labas. Linai, aš žinau, kad mes turime nusimatę ne tik svečius iš ministerijos, bet ir svečius iš mūsų tiesiog bendruomenės, žmonės, kurie galvoja apie pilietybės svarbą, apie dalyvavimo referendume, apie tai, ką duoda mūsų pilietybė, ką duoda dvikalbystė. Tai aš noriu pristatyti gal tada mūsų tokius pašnekovus. Aš matau, kad Linas dar liktais, atsiprašau, žinokit, papildomą garsą. Linas, aš matau, kad dar nėra, bet matau prisijungusią Skaistę, kuri yra mūsų viena iš pašnekovių. Tai labas vakaras, Skaistė. Skaistė. Skaistė, atsiprašau. Tai Skaistė, gal tada tu ir vėliau galėsi pristatyti. Linas yra, kam neteko susipažinti, tai Linas yra mūsų ilgametis bendruomenės pirmininkas, buvęs bendruomenės pirmininkas ir šiuo metu eina tarybos pirmininko pareigas. Tai labas, Linai. Labas. Atsiprašau, truputėlį išjungsiu garsą. Galbūt nelauksim 15 minučių, bet tiesiog truputį paimprovizuosim, gal pradėsim nuo vieno pašnekovo, kad tiesiog visiems nebūtų tos tylos. Gal iš tikrųjų, Linai, tu galėtum ir būti pirmas mūsų pašnekovas ir taip sulauksime ir mūsų svečių. Gerai, matau, kad visi čia. Tai tada visgi pradėsime taip, kaip ir planavome. Labas vakaras visiems. Labas. Tai gerai, tai tada trumpai jau, kad turim visus ir svečius ir visus pašnekovus, tai trumpai pasisakysiu, kas aš, jeigu dar nežinote, tai aš Jolita Šilanskienė iš Strasbūro Lietuvių sąjungos ir šiemet mes apsiėmėme vykdyti projektą Prancūzijos lietuvių diasporos pilietiškumo skatinimui ir apjungėme visas bendruomenės Prancūzijos ir jaunimo sąjungą, ir Lyoną, ir visus kampus. Ir kaip kilo ši mintis, sugalvojome, kad norime pakalbinti skirtingus miestus, skirtingų profesijų lietuvius iš visų kampelių. Ir tai ir padarysime. Ir pradėsime įžanginių žodžių ekonomikos ir inovacijų ministrės Aušrinės Armontaitės sveikinimo žodžių. Tai sveiki. Labą dieną, sveiki, labas vakaras. Labai smagu, nors ir virtualiai, bet visus matyti ir tokius čia pozityviai nusiteikusius, šeimyniškai susėdusius. Tai gal keletas dalykų. Visų pirma, nežinau, ar girdėt, bet mano katė labai miauksi ir jinai reikalauja skanukų, tai atsiprašau iš anksto, nors jai jau yra sušerta gana nemažai skanukų šį vakarą iš to gailesčio, kad mes negalim bendrauti. Antras dalykas, kodėl aš čia esu. Tai ačiū iš tikrųjų ir kad pakvietėt. Norėjau
tikriausiai nereikia to daryti, ypatingai šitoje auditorijoje, bet tiesiog noriu dar ir dar kartą pasakyti, kad referendumas dėl pilietybės gegužės 12 dieną yra, ko gero, pagrindinė data, dėl kurios mes šiuo metu dirbame ir visus lietuvius čia gyvenančius Lietuvoje skatinu skambinti giminėm ir draugam į užsienį, kviesti registruotis, o visus užsienį gyvenančius lietuvius nepamiršti, kad gegužės 12 dieną ne tik jūs turite ateiti prabalsuoti, bet ir paskambinti Lietuvą ir pasakyti, žiūrėkite, mėly draugai ir giminės, kas eisit balsuoti prezidento rinkimuose, nepamirškit, kad pilietybės referendumas vyksta. Tai atrodo kažkas labai paprasto, bet iš mano patirties politikoje, aš jau 10 metų esu politikoje, niekaip kitaip tu ir nepadarysi, tik tai asmeniniu prašymu, asmeniniu kvietimu ir asmeniniu priminimu. Tai yra pirmas pats svarbiausias dalykas. Dabar apskritai, kaip jau gal nusiemu tą referendumo kepurę, užsidedu ekonomikos ministrės kepurę. Iš tikrųjų, noriu labai pasidžiaugti, kiek daug mes padarėm per paskutinius 3-4 metus kartu su mūsų diaspora. Kai atėjau dirbti ministrė, atrodė, kad ar tikrai čia ekonomika, juk čia mes atsakingi už pramonę, už inovacijas, už įvairius dalykus, tas atrodo tiesiogiai gal su diaspora to darbo net ir nėra, bet iš tikrųjų pamatėm, kiek daug kartų galima padaryti. Nuo jaunimo stažuočių užsienyje gyvenančių ir gimusių, netgi lietuvių kilmės jaunuolių stažuočių mūsų Lietuvos įmonėse, iki profesionalų kontaktų, iki konkrečių netgi atvestų investuotojų per mūsų diasporos kontaktus. Taip, švėliamos užduotys, Paryžiui kasdien užduotys profesionalais ir ne tik profesionalais. Ir aišku, džiaugiamės, kad paskutiniu metu galim ir finansiškai prisidėti prie pasaulio lietuvių organizacijų. Savo veiklas ir džiugiuosi, kad kartais atrodo, kad visa tai yra taip kažkaip nesusiję ir toli, kad diasporos klausimai galbūt yra daugiau tik tai pilietybės klausimas, ar pavyzdžiui tik tai lituanistikos. Bet iš tikrųjų diasporos klausimai yra ir finansai. Ir mes, tiesą sakant, bandėm su komanda, su Neringa, su Luku, su kitais atnešti iš šitos vyriausybės veiklą ir man atrodo, kad mums visai pavyko. Gal aš ir sustosiu ir nežinau, čia toks kaip ir planas buvo įžanginį žodį tarti. Aš tiesą sakant ir pati dar dirbu, čia nors jau namuose esu, bet dar dirbu, ruošiuosi spaudos konferencijai, tai dar mielai pabūsiu šiek tiek ir galiu pabandyti ir gal keletą klausimų atsakyti, nenoriu, kaip sakant, jūsų programos kažkaip perplanuoti, tai sakykit, kaip dabar geriau daryti ir tada galėsim ir dar pabūsiu tiesiog kurį laiką. Tai ačiū labai. Tai galbūt, jeigu kažkas turit konkrečių klausimų, rašykit į chatą ir galbūt tada pamatysit, galėsit atsakyti, o tada važiuosim toliau ir kviesim pasisakyti Liną, jeigu Linas pasiruošęs atsakinėti, jei ne, tai pradėsim nuo Birutės ar Artūro. Kas norėtų, kas išdrįs pirmas? Aš galiu pirma. Gerai, tai tada pradėk. Tai sveiki visi, labai smagu pasimatyti virtualiai, kas mano darbe dažniausiai taip ir vyksta. Tai aš esu Birutė, esu kilusi iš gražiausio Lietuvos krašto, bent jau man asmeniškai. Esu iš Dzūkijos, iš Lazdijų rajono. Ir Prancūzijoje iš tikrųjų atsidūriau, gana netikėtai, net ir man pačiai, prieš 3 metus. Čia į Alpes mane vis tik atvedė meilė.
su atvykimu iš tikrųjų į Prancūziją prasidėjo ir naujas mano karjeros etapas. Prieš tai Lietuvoje buvau projektų vadovė Investuok Lietuvoje, o atvykusi į Prancūziją pradėjau vystyti savo asmeninį prekės ženklą dizaino srityje. Ir šiais metais dar tapau ir verslių moterų bendruomenės bendraįkūrėja Lietuvoje, kurioje mes vystome prekės ženklus ir vystam dirbtinio intelekto temas, kaip dirbtinis intelektas gali padėti vystyti prekės ženklą. Bet iš tikrųjų, net ir gyvenant Prancūzijoje, mano visa veikla, visi klientai ir visas verslo, visas santykiai vyksta Lietuvoje. Ir pats, sakykime, tas blaškymasis, ką aš dažnai sakau, po Europą man nėra svetimas, aš mažiau ar daugiau esu gyvenusi įvairiose Europos šalyse ir prieš atsikraustant į Prancūziją, aš 10 metų gyvenau Vokietijoje, tai dėl to žinau, kad vokiečiai tikrai nevėluoja, sakykime, ką mes kalbėjom, kad mandagu yra pas prancūzus. Bet nepaisant, sakykime, to gyvenimo įvairiose Europos šalyse, visada su džiaugsmu sugrįždavau į Lietuvą ir ypatingai savo kraštą, į regioną, į Lazdijus, ir man visada buvo svarbu palaikyti ryšį su savo šalim. Ir balsavimas, vėlgi, tai yra vienas iš tų būdų palaikyti ryšį. Ir iš tikrųjų, gyvenant dabar, sakykime, Prancūzijoje ir vystant savo veiklą, galiu sau leisti turėti darbostogas. Tai jau nekantrauju, kada grįšiu vasarą į Lietuvą, į Lazdijus ir turėsiu savo 3 mėnesių darbostogas iš Lietuvos. Tai labai ačiū už kvietimą sudalyvauti ir šiandienos renginį, iš tikrųjų labai labai smagu. Tiek iš manęs. Ar kolega šalia norės iš karto atsakinėti? Ar kolega? Tai reikės. Taip, aš esu Artūras. Taip, kilęs iš Klaipėdos, gimęs Klaipėdoje, augęs ir užaugęs Klaipėdoje, bet ne jūreivis. Į Prancūziją atvedė mane sporto keliai. Buvau dviratininkas. Taip, ir sportavau nemažai metų už Chazal komandos, profesionalų komandą Prancūzijai. Po to perėjau į sporto direktoriaus pareigas ir jau 20 metų esu tose pareigose, kur apsistoję esam Šambery, nuostabiam krašte, kur, kaip vadinamas, yra vartai į Alpes. Tai Klaipėda yra prie jūros, Šambery yra prie kalnų, tai 2 kontrastai, bet tai yra nuostabus kraštas ir aš jį įsimylėjau ir jau 30 metų aš jau gyvenu tame krašte ir nežinau kaip grįžti, bet norisi grįžti į Lietuvą ir grįžti su malonumu. Tai dirbu dabar Decathlon AG2R Le Mondial komandai sporto direktorium jau 20 metų. Tai mano tokia istorija Prancūzijoje jau trunka nemažai metų. Bet dar pamiršai pridėti ir kad savo ryšį visą laiką palaikysiu sporto bendruomenė Lietuvoje. Taip, tas irgi buvau ir nacionalinės dviračių sporto federacijos nacionalinės rinktinės vyrtreneris. Apie 10 metų dalyvavom ir pasaulio čempionatuose, ir olimpinėse žaidynėse, tiek Londono olimpinėse žaidynėse, tiek Rio, tiek Tokijo olimpinėse žaidynėse. Tai didžiausia garbė dalyvauti už Lietuvą, su Lietuvos sportininkais ir matyti, kai Lietuvos vėliava iškyla virš olimpinio kaimelio, tai yra nuostabu. Tai yra nuostabus vaizdas ir neapsakoma. Tai yra labai gilus jausmas, kai matai, kad dalyvauji už Lietuvą ir tai yra neapsakoma.
Tai tiek. Ačiū Artūrui ir Birutei iš Ambery. Dabar kalbinsiu, matau, sugrįžo Linas Maknavičius, Paryžius, ilgalaikis Prancūzijos lietuvių bendruomenės pirmininkas ir vis dar aktyvus narys. Ir išklausysim jo pasisakymą. Sveiki, malonu matyti iš tikrųjų tiek daug pažįstamų ir mažiau pažįstamų veidų, taip pat ir du politikus čia, jeigu gerai aš suskaičiavau. Tikrai būkite pasveikinti Aušrinę ir Andriau. Žinau jūsų darbus, ypač Andriaus darbus PLB ir užsienio ir pasaulio lietuvių bendruomenės bendroj komisijoje. Aš gal tik tai trumpai nesileisiu ilgas istorijas. Aš tikrai nei daug, nei mažai metų, kartais paskaičiavau Prancūzijoje 30 metų, šiais metais sueis. Tai net ir pats truputėlį nusigandau, ar aš čia lietuvis ar prancūzas, bet apie tai šiek tiek vėliau, bendraja prasme. Ir iš tikrųjų aš labai džiaugiuosi, kad mes turime vis aktyvesnį būrelį lietuvių veikiančių Prancūzijos regionuose. Taigi, ir mūsų mėlėjai kolegos iš Strasbūro ir iš kitų kraštų ir matome, prisijungę prie mūsų bendros veiklos žmonės ir iš toliau, ne tik tai Prancūzijos lietuvių bendruomenės. Bet aš norėčiau savo naratyvą šiek tiek kitaip pakreipti, nežinau, čia dar tik tai prisistatymas, ar mes galėsim toliau kalbėti, kaip tu norėtum, Jolita, iš tikrųjų. Aš turiu šiek tiek vizualų ir vieną tokią, temą norėčiau paliesti, iš tikrųjų. Kuris susijęs, aišku, ko mes čia susirinkom. Viskas gerai. Leidžiam Linai pasukti ir visi prisiderinsim, viskas gerai. Jeigu labai neišsiplėsi, tai leidžiam. Aš tik tai keletą vizualų turiu, iš tikrųjų tai norėčiau jais pasidalinti, tai bus gal šiek tiek aiškiau, jeigu man pavyks juos paleisti. Tikiuosi, kad matote mano skaidres. Matome puikiai. Super. Tai aš norėčiau vieną tokį aspektą paliesti artėjančio referendumo tema dėl prigimtinės pilietybės išsaugojimo. Ir ta tema būtų, mes jau čia, atleiskite, išsireikščiau nepadoriai, bet paverkėme jau pakankamai iš tos daugiau, sakykime, kiekvieno žmogaus asmeninės prizmės, ar ne, kodėl ir kaip, čia reikėtų tą mums pilietybę išsaugoti. Berods nuo 2006 metų, aš gerai atsimenu, nuo to žymiojo konstitucinio teismo išaiškinimo, nuo kurio praėjo jau daug laiko ir daug pastangų vienu ar kitų būdų keisti šitą reguliavimą dėl pilietybės. Aš norėčiau truputį įlieti į tą debatą dalyką, kuris yra iš tikrųjų kartais užmirštamas, bet kad įgalintume diasporą, kuri bus ir toliau matomai užsienyje, bet kuri galėtų pasitarnauti ir jau pasitarnavo daugeliu aspektų Lietuvos laisvei ir geroviai. Tai čia tik vienas aspektas labai greitai, matote čia iš tikrųjų nemažai vizualų, kur galime įsitikinti tikrąją, ypač Europos lietuvių, aišku, Jungtinių Amerikos valstijų lietuvių pagalbą šaltojo karo metais ir atkuriant Lietuvą, įskaitant ir Prancūzijoje. Tai, kaip aš dažnai sakau, Prancūzijos lietuvių bendruomenė laikėsi anksčiau, gal galima taip pasakyti, ant 3 dramblių, 3 žymių diplomatų šeimų, tai Bačkių šeima, Liutkų šeima ir Klimų šeima. Tai aišku, dar galima kitų priskaičiuoti, bet čia matote, pavyzdžiui, profesoriaus Landsbergio vienas iš pirmųjų vizijas, jį lydėjo visomis įmanomomis galimybėmis ir priėjimu prie
prie aukščiausių Prancūzijos politikų. Taigi ir atkūrus nepriklausomybę, pavyzdžiui, vienas iš žinomiausių prancūzijos lietuvių intelektualų, Algirdas Julius Greimas, profesoriui Landsbergiui, matote, čia aišku, polemika dar nesibaigė, bet tuo metu jis titravo profesorių Landsbergį prezidentu. Jis parašė tokį kaip ir atsišaukimą, promemoriją, kaip reikėtų toliau planuoti Lietuvos gyvenimą ir siūlė ne atkurti praeitį, bet kurti ateitį tokiais būdais kaip sąjūdžių ateitin, sukūrus kompetentingų žmonių grupę ar kultūros tarybą, kaip jis vadino, ir taip toliau. Tai čia galėsit pasiskaityti, šitas dokumentas yra viešai prieinamas, baltose lankose, išspausdintas 97 metais. Tai tik tai labai greitai, iš tikrųjų, kitas pavyzdys, ir prie ko aš prieisiu, būtent kaip mes galėtumėm įgalinti diasporą. Kitas pavyzdys buvo jau paskesnis, jau gerokai paskesnis. Manau, kad kai kuriems iš jūsų šis politikas, Prancūzijos politikas žinomas, jeigu ne, tai aš jūs perspėsiu laikytis atokiai nuo to žmogaus. Jis vardu Jean-Luc Mélenchon, buvęs kairiųjų, sakykime, lyderis, dabar jau anksčiau sukūręs plataus flango kairiųjų aljansą. Jis turi kažkokią neapsakomą patologiją baltams ir ypatingai lietuviams. Ir tas prasidėjo dar nuo 2005 metų, kai čia buvo debatas apie referendumą stojimo į Europos Sąjungą būtent naujosiams šalims, ar ne? Čia tik keletą citatų, prancūziškai čia surašiau, bet jis 2005 metais sakė, aš nepažįstu nei vieno lietuvio, tegul jie eina savo. Kitais metais jis parašė savo bloge, ir čia norėčiau įsiplėsti porą tik tai minučių, savo bloge parašė, kad lietuviai tarnavo SS daliniuose, ir jie neturi mums pasakoti, kaip čia mes turime organizuotis Europoje, jie iš vis neturi teisės įstoti į Europą ir taip toliau. Tai čia buvo toksai skandalas, didelis skandalas iš tikrųjų, kai tuo metu aš buvau Prancūzijos lietuvių bendruomenės pirmininku, tai jam parašiau iš tikrųjų tokį protesto laišką, kad jis pirmiausia sumaišė latvius su estais, Lietuvoje niekad nebuvo SS dalinių, kuriuose būtų buvę dalyvavę lietuviai ir taip toliau. Jis man parašė, jis matomai suprato, kad aš neturėjau Prancūzijos pilietybės, nes aš ten tokį kontekstą jam surašiau, galėsiu pasidalyti laiškais abiem, ir mano, ir jo atsakymu. O tas atsakymas buvo labai skandalingas, sakyčiau, eikit savo, jeigu taip, gražia forma, ir buvo prancūziškas įsireiškimas respublikoniški sveikinimai. Ta prasme, kad žiūrėkit, aš esu šios šalies pilietis, o tu nesi tos šalies pilietis. Taigi, ir taip toliau, dar kitų jo buvo įsišaukimų 2009 metais, 2017 metais ir taip toliau, jis kažkokią turi fiksaciją link Lietuvos. Tai ką aš noriu pasakyti, iš tikrųjų, jeigu mes įgalinsime Europos lietuvius ypatingai įgauti mūsų gyvenimo šalies pilietybę, o taigi iš tikrųjų yra turbūt natūralus noras ilgiau ar trumpiau gyvenančių čia įsilieti, integruotis pilnateisiai į šią visuomenę, ne tik pajamų mokesčiais ar kažkaip kitaip, bet būti pilnateisiais piliečiais. Ir jeigu įgalinsime šios žmonės iš tikrųjų išsaugoti Lietuvos pilietybę, apie ką ir yra mūsų referendumas, ar ne, taigi mes turėsime svertą, kurio galėsime pajudinti šios šalies politikus, kad jie veiktų Lietuvos vardan.
O jūs matote, čia buvo būtent tas atsakymas, kuris buvo kaip ir priešingas pavyzdys, kad šis politikas suprato, kad mes neturim pilnateisių piliečių teisių šioje šalyje ir jie tiesiog nesikalba su tais, kurie jų nerenka. Taigi, na, ačiū Dievui, šis žmogus jau lyg ir nueina po truputėlį nuo politinės scenos, kiek galima. Tuo metu jis buvo senato narys, Prancūzijos senato, paskui europarlamentaras. Čia prieš praeitus rinkimus jau matavosi premjero kėdę, bet jam nepavyko. Na ir taip toliau. Taigi mano pagrindinė žinutė: įgalinkime diasporą dvigubai. Arba vienas iš argumentų iš tikrųjų su šiuo referendumu yra, kad tai įgalins žmonės taip pat ir grįžti į Lietuvą, bet taip pat, kad jie turės svertų būtent kalbėti su šių gyvenamosios šalies politikais. Dar šitas labai paskutinis pavyzdys. Praeitos savaitės, atstovų rūmų Jungtinėse valstijose balsavimas už paramą Ukrainai. Žinote, jis jau tęsiasi, šitas klausimas bent 6 mėnesius buvo užstrigęs. O kodėl jis taip staiga išsisprendė? Ogi todėl, bent jau mano čia tokia interpretacija, bet aš manau, bandysite sutikti su tuo, kad po išpuolio Irano prieš Izraelį žydų tautybės rinkėjai Jungtinėse valstijose ėmė judinti savo politikus, kad kuo greičiau būtų išspręstas šis klausimas būtent dėl Izraelio paramos, nes ten buvo vienas paketas kartu ir Ukrainai, ir Izraeliui parama. Buvo balsuota atskirai šį kartą, bet būtent todėl, kad žydų diaspora iš tikrųjų labai paveiki Jungtinėse valstijose. Ukrainiečių, mano žiniomis, yra gerokai mažiau, bet jie skaitlingesni, pavyzdžiui, Kanadoje. Taigi tokie keletas pavyzdžių, kurie jums vaizdžiai parodo iš tikrųjų, kodėl mes turėtumėm išlaikyti Lietuvos pilietybę, įgaudami savo gyvenamosios šalies pilietybę. Ir užbaigiant savo tokią mažytę intervenciją, vėlgi norėčiau sugrįžti prie mūsų intelektualo Greimo, kuris, kada čia 70 metais, taigi jau prieš 50 su kažkiek metų, mirus Šarliui de Gauliui, kuris buvo vienas didžiausių politinių veikėjų Prancūzijoje, jis taip citavo, jis taip rašė, čia yra ištrauka iš mūsų leisto Prancūzijos lietuvių žinių laikraščio biuletenio. Jis rašė taip: valstybės gali žlugti, kad politikai gali klysti, kad žmonės gali būti silpni, bet kad stiprios išlieka tautos, kurių vaikai drįsta ryžtis. Taip toliau, čia dar keletą panegirikų buvo de Gaulliui. Ir man labai patinka ta frazė, paskutinė frazė: šis tiesaus žmogaus ir tiesaus kelio pavyzdys nepasekamas. Jis nepamokys mūsų būti dideliais, bet gal kartais galėtų jis mums padėti būti mažiau mažais. Tad vat ir norėčiau pakviesti mus visus, ir diasporą, ir politikus būti mažiau mažais. Tai ačiū už jūsų dėmesį, tokia trumpa intervencija iš mano pusės. Ačiū Linai labai. Manau, kad visi sužinojome daug ir labai dėkui už tavo įžvalgas. Dabar pakviesiu bendravardę beveik, Liną Štalytę, talentinga dainininkė iš Paryžiaus. Labas, sveiki visi. Mano vardas Lina, aš atsikrausčiau į Prancūziją, į Paryžių 2011 metais studijuoti džiazo vokalo ir pasilikau. Ir iš tikrųjų jau 13 metų, kai Paryžiui manęs klausia, draugė, nu tai ar tai jau tu prancūzai, jau pasiėmė į Prancūzijos pilietybę, tu čia daugiau negu 10 metų. Aš sakau, nu ne, aš lietuvė, 100% lietuvė ir aš galėčiau gal iš tikrųjų tą prancūzišką pilietybę pasiimti, bet aš nenoriu prarasti lietuviškos. Tai man visą laiką buvo toksai, kad ne, jeigu reikia rinktis, tai aš rinksiuos būti lietuvė, nes man tai yra svarbiau negu būti prancūzė.
Ir džiaugiuosi galėdama pabendrauti su bendraminčiais ir žiūrėti, kaip mes tuos žmonės, kurie gyvena, tarkim, Prancūzijoje, tokie kaip aš, kurie mūsų draugai, kurie gal mažiau truputėlį domisi, kaip juos paskatinti, kaip įkalbinti, balsuoti, prisidėti ir nepražiopsoti šitos svarbios datos. Tai jo. Ačiū labai, Lina, už trumpą, bet stiprų pasisakymą. Ir dabar norėčiau nukeliauti į kitą miestą, į Lille, į Lilio miestą. Ir kai klausiu, kaip pristatyti, Skaistė sako, daugiakalbė 3 vaikų mama. Nors jinai tikrai slepia dar daugiau visokių kitokių pareigybių. Tai paklausykime Skaistės. Sveiki visi, ačiū iš pristatymą, tai irgi malonu matyti keletą pažįstamų veidų. Aš irgi gyvenau Paryžiuje 7 metus, nuo 2018 metų persikraustėm į Lilį. Tai iš tikrųjų dabar, kadangi tu manęs paprašai paruošti prisistatymą, bet dabar matau, kad vienoj pusėje vieni pristato daugiau kaip vos ne iš politinės propagandinės pusės, kiti, kaip Lina, irgi labai trumpai, bet propaguoja lietuvybę. Tai aš net nežinau, aš gyvenu Prancūzijoje nuo 2009 metų, tai bus 15 metų Liepos mėnesį. Susituokusi su prancūzu, auginam 3 mažamečius vaikus. Aš dirbu vienoje didesnėje tokiai žinomoje įmonėje Adiut, kur yra Leroy Merlin, Bricoman, Weldon, kur yra parduotuvės bricolage ir panašiai. Tai aš dirbu kaip projektų vadovė su mokymais. Ir lygiai taip pat kaip ir Lina, manęs dažnai klausia, tai ištekėjus iš prancūzo, tai esi prancūzė, jam net nekyla klausimas iš tikrųjų, kad kai išteki, tai turiu automatiškai gauti pilietybę ir sakau, ne, norėčiau iš dalies, bet ne, irgi esu lietuvė, esu Vilnietė, nors turiu šaknų iš Šilanskų pusės, iš Alytaus. Iš tikrųjų, kai buvau studentė, dar tais laikais prieš 12 metų, dabar paskaičiau, irgi buvau Prancūzijos lietuvių jaunimo sąjungos narė ir dar egzistuojančio knygų klubo bendrai įkūrėja, kuris vyksta vis dar Paryžiuje. Esu labai, tai sakant, propaguoju lietuvybę, galbūt ne tiek, kaip sakant, virtualiai, kiek galbūt daugiau prie draugų rate, kolegų, dabar, pavyzdžiui, gaminu sūrelius. Net vyras siūlė atidaryti sūrelių parduotuvę, nes vaikam 10 kartų skaniau mano gaminti sūreliai negu kad industriniai perkami. Tai dabar kitą savaitę gimtadienį švęsiu, tai pažadėjau kolegą man prigaminti sūrelių. Tai vyras sako, tai gal žiūrėk, yra turgus, gali gaminti savo sūrelius, pardavinėti, tikrai susikursi versliuką. Bet čia tiesiog toks kaip anekdotas, lietuvybė man labai svarbu, grįžtų ne tiek dažnai, kiek norėčiau, bet, kaip sakant, keliauti 5, atitinkamas biudžetas išeina mums. O šiaip ką galiu pridėti, kad iš tikrųjų Prancūzija visiškai nebuvo mano kaip ir svajonių šalis, netoli gražu. Aš studijavau prieš tai Italijoje ir buvau Erasmus programoje ir stažuoti, ir mano svajonė buvo gyventi Italijai. Kultūra, kalba, viskas, kas susijęs su Italija, ir sutikau tiesiog netikėtai prancūzą ir 15 metų gyvenu. Ir paskutinį dalyką, ką norėjau pasakyti, kad vyras labai nori ir vis dar ieškom būdų, kaip važiuoti į Lietuvą bent 2 metų, kad mūsų vaikai turėtų galimybę labiau susipažinti ir su kalba, su kultūra, švęsti tradicinės šventes, nes čia vis tiek Prancūzijoje tai yra didžiulis skirtumas, kaip švenčiam tas pačias Jonines, Kalėdas, Velykas, Užgavėnes. Tai idėja yra tokia, o kol kas, sakant, laikau špygas už referendumo prabalsavimą. Ir jeigu kas nors yra iš Biarritz ar Bordo pusės, nežinau, ar yra palaikančių, tai norėjau priminti, kad kaip yra Birutės kolega, jeigu kalbant apie sportą, tai ruošiuosi savo pirmam maratonui, kurį bėgsiu po 10 dienų. Tai jeigu kas nors bus tam kampe prie Biarritz, tai prašom nedvejoti, atvažiuoti manęs palaikyti. Tai būtų tiek iš manęs. Ačiū, Skaiste. Tai išsiduokit, kas
važiuos palaikyti Skaistės maratone, kursim grupę. Labai ačiū visiems, kad išdrįsot vienai ar kitaip pasisakyti. Dabar norėčiau pakviesti Andrių Bagdoną trumpai prisistatyti, ar kaip jūs norit, laisva forma. O visus kviečiu, kas nori klausimus užduoti, tai po to ar ministrei, ar mūsų kitiems dalyviams. Tai labas vakaras visiems. Labai nuoširdžiai dėkoju už suteiktą žodį ir kvietimą. Džiugu buvo visus matyti ir išgirsti tas jūsų istorijas. Ne visų, kurie čia esate, dar išgirdau, bet jos labai įdomios ir skirtingos. Tiek įžvalgos labai Lina buvo teisingos ir tikslios dėl JAV paramos, nes priešingų atveju turbūt Ukraina dar būtų nesulaukusi paramos ir sudėtingesnė situacija būtų gerokai nei dabar. Nes iš tiesų tai ir Lietuvoje toks visų atodusis buvo po to finansavimo skirimo, mes visi pasijautėme, kad didieji mūsų partneriai, kalbu apie JAV, vis dėlto yra Europos pusėje. Bet pagrindinis tikslas, kodėl aš esu čia šiandien, tai žinoma, artėjantis referendumas iki balsavimo mums Lietuvoje liko lygiai 2 savaitės, balsuosim nuo antradienio iki sekmadienio, net taip antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį ir sekmadienį paskutinė diena bus. O jūs jau, dalis iš jūsų, nežinau kiek čia dabar esančių, jau gauna, ta prasme, laiškus su biuleteniais. Nežinau kiek iš jūsų jau gavo, bet bendraujant su PLB atstovais, kai kurie jau gavo, kai kurie dar ne. Tai jums tokia galimybė bus kiek anksčiau nei mums Lietuvoje. Ir paskutiniai rezultatai šios dienos rodo, kad diasporos atstovai yra gerokai aktyvesni. Jeigu 2019 metais balandžio 23 dieną užsiregistravusių buvo 36 160 žmonių, tai šiai dienai yra 45 360. Tai yra gerokai daugiau. O mes Lietuvoje bandome irgi padaryti, kaip ir jūs, stebuklą, nes referendumo sėkmingam rezultatui iš tikrųjų reikia stebuklo. Nes kuomet Lietuva priiminėjo konstituciją, kuomet išsikovojo nepriklausomybę ir tuo metu dar, kuomet ji buvo priimama, Rusijos kariuomenė buvo Lietuvoje, todėl būtent į 12 straipsnį yra įkeltas pilietybės klausimas ir ta kartelė yra labai labai aukšta. Tai mums visiems reikia ne tik dėti maksimalias pastangas, tą ir darome mes Lietuvoje, važiuojame į savivaldybės, bendraujame, kviečiame visus dalyvauti, nes nepaisant to, kad diaspora yra labai aktyvi, tačiau vis dėlto pagrindinį žodį dėl žmonių kiekio tars Lietuvoje esantys žmonės. Tai, ką ir Aušrinė minėjo, jeigu turite savo draugų, pažįstamų Lietuvoje, tai jiem priminkite, koks klausimas yra svarbus žmonėms, kurie gyvena kitoje šalyje, ir tikrai nei vienas lietuvis neturėtų rinktis tarp savo šalies pilietybės ir kitos šalies pilietybės. Net 24 ES šalis tokią galimybę suteikia savo bendrapiliečiam įgyti kitos šalies pilietybę, neprarandant savosios. Tai manau, kad mūsų šalis likusi tarp 4 šalių, kurios dar tokios galimybės nesuteikia, yra, man atrodo, kad tai yra nedovanotina, nes vis tiek pilietybė yra įgyjama gimimu, būtent pasaulio lietuvių bendruomenės dėka. Yra tokia formuluotė, nes buvo norinčių ir kitiem suteikti pilietybę, bet šiame referendume mes kalbame tik apie tos žmonės, kurie gimimu gimė lietuviais ir kurie gyvena šiuo metu ES ar NATO ar ABPO šalyse, kad jie vis dėlto įgyja tos šalies pilietybę, neprarastų Lietuvos, neprarastų ryšio su Lietuva, o kaip ir Linas labai tiksliai paminėjo, galėtų įtaką daryti ir tose šalyse politikam. Tai nežinau, aš taip trumpai galbūt aptariau, koks čia mano pagrindinis šios diskusijos tikslas, bet ir dalyvavimo tikslas, jeigu būtų kokių klausimų, būtent kalbu apie referendumą ar neartėjantį, tai aš mielai pasistengčiau atsakyti, nes priklausau ir dabar, Seime mes esame subūrę tokią referendumo koordinavimo grupę, jai vadovauja Dalia Asanavičiūtė. Tai bandome koordinuoti tos veiksmus, žiūrime, kaip vyriausybei sekasi įgyvendinti tą rinkiminę agitacinę kampaniją,
turėjome visai neseniai posėdį, žinoma, pasaulio lietuvių bendruomenės atstovai, prieš keletą savaičių buvo atvykę į Vilnių, tai teko su visais ir pabendrauti, ir pavakaroti, kas yra labai smagu kartais. Tai galbūt iš mano pusės būtų tiek, ir jeigu būtų klausimų, tikrai mielai pasistengčiau atsakyti. Beje, esu iš netokios gražios vietos kaip ponia Birutė, esu iš Nidos. Ačiū labai. Taip, matau, Linas primena visiems, kas dar neužsiregistravo, kad Prancūzijoje registruotis galima iki balandžio 28. Ir tikrai matėm, ambasada Paryžiuje dirba įsiliuose, ruošia vokus ir jau tikrai turėtų greitų laikų pasiūsti. Tai mūsų dabar tikslas, kad mes nepamirštume nei vienas ir primintume draugam, kad tuos laiškus išsiųstume atgal. Dar matau, norėjo trumpą žodį tarti kunigas, gal truputį ir net ir prisistatyti, nes bent jau aš tai nepažįstu. Sveiki visi, paryžiečiai mane pažįsta ir man pavyko gauti dvigubą pilietybę, apsaugoti, bet aš į kitą pusę, nes pats esu iš Lenkijos, dirbau Lietuvoje 18 metų. Ir gerbiamasis prezidentas Rolandas Paksas padarė bent vieną gerą dalyką - suteikė man lietuvišką pilietybę. Taip, esu bendruomenės narys Paryžiui, jau 8 metai. Ir kažkaip stengiuosi iš savo pusės įskiepti lietuvybę ir skleisti ją įvairiais būdais. Ir neseniai gavau šoko, tai pasidalinau, padarėm su vaikais Aušros Marijos vitražą pagrindinėje mokykloje ir kur kalbu. Bet ką norėčiau pasakyti, vienas dalykas, kad esu čia, berods vienintelis kunigas lietuvis Prancūzijoje, jeigu kažkam reikėtų, aš galiu privažiuoti visur. Ir antras dalykas, vakar priėmėm sprendimą, gavom sprendimą, kad Liepos 29 Madlen bažnyčioje 12:30 bus mišios lietuviškai. Visiems, kur atvažiuoja į olimpinius žaidimus. Būsiu ambasadoje šį šeštadienį, kalbėsiu su mūsų irgi konsulė, kad ta informacija būtų paskelbta visur, jeigu kažkas bus, jeigu kažkas atvažiuos, kad žinotų, kad bus mišios lietuviams. Vienąsyk tik tai, kadangi ten komitetas nusprendė, kad viena tautybė, jeigu nori, tai gali aukoti mišias, tai iš karto sakiau, tai reikia. Tai visus, kas bus, kviečiu ir irgi balsuosiu, turiu pilietybę, bet balsuosiu ir referendume už, kad jūs ir turėtumėte tai, kad aš. Ačiū labai už tokias geras naujienas ir mes būtinai irgi pranešim visiems apie mišias. Dėkui labai. Tai dabar galbūt kažkas iš auditorijos norėtų užduoti klausimą arba pasisakyti, matau, ar iš jaunimo atstovų, pavyzdžiui. Sveiki visi, labas vakaras. Tai ačiū labai Jolitai iš Strasbūro, kad suorganizavo šitą susitikimą, kad sukūrė erdvę, kurioje galime kalbėti apie referendumą, diskutuoti kartu ir užduoti klausimus, nes tų klausimų yra, ypač kalbant apie kitataučių įgijimą, sakykime, iš Rusijos kilusių atstovų įgijimą lietuviškos pilietybės. Tai gal jau dar sulauksim tų klausimų, bet šiaip kaip Prancūzijos lietuvių jaunimo sąjungos atstovė noriu pasakyti, kad ir jaunimui šitas klausimas yra labai aktualus ir rūpi. Tai savo sąjungos viduje labai skatinam jaunimą eiti balsuoti ir pasisakyti už referendumą, už dvigubos pilietybės išsaugojimą. Ačiū. Ačiū labai, Dovilė. Net kad pasisakėt. Tai dabar nežinau, kelkit ranką, kas dar ar yra klausimai. Ne, tai sakiau, protmūšis bus tiem, kas išliko iki galo, kad smagiai pabaigtum. Taip, prašau. Aš labai trumpai sureaguočiau į pastebėjimą. Tai, mes esame vis dėlto priėmę sprendimą parlamente, kad jeigu,
lietuvis gyvenantis šiuo metu Baltarusijoje ar Rusijoje priimtų tos šalies pilietybę, Lietuvos pilietybės jis nebeturėtų galimybės išsaugoti, nes šiuo metu tai nėra draugiškos šalis Lietuvai ir grėsmės geopolitinės yra labai rimtos. Tai toks sprendimas yra priimtas šiai dienai įregistruotame konstitucinio pakeitimo įstatymo projekte, kuris yra įregistruotas Seime. Tai, jeigu trumpai atsakant, Dovilei, šį klausimą ir nuraminant, kad toks yra sprendimas šiai dienai. Prašom, Marija. Tai ačiū Jolita už tokią galimybę susitikti ir visiems pašnekėti apie referendumą. Aš gal, nežinau, ponui Bagdonui turėčiau klausimą, ar Lietuvoje buvo daryta kažkokia apklausa dėl referendumo, kaip žmonės Lietuvoje gyvenantis balsuotų, nebalsuotų, nes aš vat mamos neseniai klausiu, sakau, mama, kaip tu balsuosi, nebalsuosi, sako, aš nelabai turiu nuomonės. Na, aš jau Prancūzijoje gyvenu seniai, jinai, pavyzdžiui, turi draugę, kurios dukra gyvena Amerikoje, tai jos draugė tai visiškai balsuos už, bet mano mama sako, aš neturiu nuomonės ir aš taip net nustebau. Tai galvoju, kaip, negaliu kažkaip pajausti, kaip Lietuvoje žmonės, ar jie labiau nusiteikę balsuoti už, ar jie neapsisprendė, ar yra kažkokia apklausa padaryta iki šiol. Tai tiek, ačiū. Tai atsakant į jūsų klausimą, taip apklausą dar vykdėme prieš naujosius metus ir daugiau kaip 70% asmenų tikrai balsuotų tam, kad lietuviai gimimu įgyję Lietuvos pilietybę galėtų ir kitos šalies pilietybę įgyję neprarasti lietuvių. Bet problema yra labai aukšta kartelė. Ir, jeigu kalbėti taip, būtų rinkėjų šiuose rinkimuose, ar ne, pavyzdžiui, kurie dalyvavo referendume, 2 600 000. Tai reiškia, kad 1 200 001 turėtų ne tik ateiti, turėtų balsuoti visi už. Jeigu vertinti 2019 metų rinkimų rezultatus, tai prezidento rinkimuose už prezidentą dalyvavo 57%, o referendumo biuletenį ėmė tik 53%. Buvo padarytų tam tikrų šalies vadovų klaidų, kurie pasakė, kad neimsiu biuletenio ir suklaidino dalį visuomenę. Čia kalba yra apie 100 000 žmonių, kurie apskritai neėmė biuletenio. Šį kartą tiek Lietuvos Respublikos prezidentas, tiek vyriausybės vadovė, tiek Seimo pirmininkė, 3 pagrindiniai šalies vadovai yra nuomonės, kad būtina imti biuletenį ir reikia šitą klausimą pabandyti išspręsti ir pasiekti drauge tą stebuklą. Tai tiesiog, kadangi kartelė yra labai aukšta, tai reikia, kad rinkimuose dalyvautų beveik 70% balsų, vertinant tai, kad 70 keli procentai pasisako už pilietybės išsaugomą. Tik tuomet mes galėtumėm tą sunkiai labai pasiekiamą rezultatą pasiekti ir duosiu pavyzdį. Įsivaizduokit, šiais metais mes minėsime įstojimą į Europos Sąjungą 20-metį. Bet netgi tuomet, kaip kartelė buvo tokia pati kaip ir referendumai reikalinga, vyko referendumas dėl įstojimo. Ir artėjant balsavimui į pabaigą trūko balsų ir tuomet buvo ieškoma sprendimų, kaip dar pritraukti rinkėjus, tai buvo dalijami skalbimo milteliai, euro alus ir tik tokiu būdu mes sugebėjome tą kartelę perlipti. Šiuo atveju nieko dalinti negalima pagal įstatymą ir aš nežinau, ar mums visiems pavyks, bet aš manau svarbiausiai dėti visas pastangas, kiek galime visi, nes kaip ir sakau, jaunimas, nepaisant to, kokie jie faini bebūtų, jie ne visada ateina į rinkimus. Tai mes važiuojame ir per 3 amžiaus universitetus, kad tuos žmonės, kuriem, kaip jūs sakote, trūksta informacijos, su jais bendraujant, supasakojame visus argumentus, išsklaidome mitus ir tuomet tampa visiems labai viskas aišku. Ir rytoj ryte važiuoju į radiją, kalbėsim irgi apie referendumą su skeptikais, tai pasistengsiu maksimaliai dėti daug pastangų, kad tas abejonės būtų išsklaidytos. Vyksta referendumai skiriamos laidos per LRT televiziją ir ta rinkiminė kampanija visa dėl referendumo prasidėjo po Velykų. Tai to tokio pojūčio visi žmonės galbūt dar ir nejaučia, bet yra dar 2 savaitės. Tai aš labai tikiuosi ir su jūsų visų pagalba ir su mūsų pastangomis, kad mes tą stebuklą pasieksime, nepasieksim, reikės ieškoti kitų būdų, nes šitas klausimas, jeigu taip grubiai pasakant, gėdingai yra neįsprendžiamas tiek daug metų. Tai ačiū. Prašom, Lenai.
Taip, atliepiant mielo Andriaus kvietimui, noriu tik priminti dar kartą, kad mes turime iki šio savaitgalio užsiregistruoti 28 balandžio. Aišku, vėliau irgi galima juk atvykti gyvai į ambasadą ir balsuoti net ir nesiregistravus iš anksto, bet tie sofos rinkėjai, jiems labai patogu juk įmesti biuletenį į atgalinį voką ir išsiųsti atgal. Pasidomėjau šiandien ryte su miela PLB valdybos nare Aurelija Orlova, kuri seka visus susiregistravusius. Jūs žinokit, jis suskaičiuoja visus kaip viščiukus. Taigi vakar dienos skaičiais Prancūzijoje buvo užsiregistravusių 820. Bet tai yra dar šiek tiek mažesnis skaičius. Procentaliai mes atrodo labai neblogoj pozicijoje, kažkur 25% turinčių rinkimo teisę gyvenančių Prancūzijoje pagal registraciją yra užsiregistravusių, tai palyginus su kitom šalim gal ir neblogai, bet praeito referendumo metu buvo užsiregistravusių 930, taigi dar turim kur pasispausti, tai jeigu dar kažką žinote iš savo aplinkos, paraginkite ir kitus. Tai dabar visi užsirašom, kam galim paskambinti ir kam primint, ir kam ką padovanot. Tyliai, kad prisiregistruotų. Ar dar bus klausimų? Ar dalyviams, ar mūsų svečiui? Jeigu ne, tai kaip manot, sužaisim tą protmūšį, labai greitas ir galbūt kažką sužinosim. Ir tikiuosi, kad niekas nepastriks čia. Aš tik tai labai atsiprašau, jau turėčiau atsijungti, tai ačiū labai visiems ir už diskusiją, ir už tą entuziazmą, kuriuo matau degate visi. Tai mes pasistengsim irgi Lietuvoje padaryti viską, kiek įmanoma. Jeigu turėsit minčių, kaip dar galime lietuvių žmonės įtikinti ateiti, svarbiausiai, tai rašykite, skambinkite, nesu aš ponas, kaip bendra pašnekovė įvardė, esu tiesiog paprastas žmogus, kaip ir jūs visi kiti, tiesiog dirbu šiuo metu parlamente visiems jums ir tiek. Ačiū. Ačiū Jums. Ačiū labai. Ačiū. Tai gerai, tai pasakysiu, kad visiems reikėtų turėti telefoną šalia, kad būtų paprasčiau sužaist. Turėsim prizų ir tikiuosi esate azartiški ir kartais klausimai tikrai lengvi, kartais tiesiog reikia būti mikliu ir greitu. O. Visi viską matom. Taigi, jums reikės, mane girdit? Taip, tai jeigu turite telefonus, tai reikia nuskanuoti barkodą, kad galėtumėte dalyvauti. Ir visiems pavyksta, matau, atsiranda. Galite sugalvoti pavadinimus, nickname'us ir panašiai. Turiu 7. O, palauksim. Puikus pavadinimai. Aš nedalyvauju. Būtų nesąžininga. Turiu 10. 16, 11, dar šiek tiek palaukiu. 12. Ar dar kažkas prisijungs?
Ar čia jau visi, kurie nori kovoti dėl pagrindinio prizo? Manau, kad galėsim. Tai gerai, pradėkime. Gal tik tais trumpai visi, jeigu kažkas nežinot, kaip veikia, tai bus visada vienas teisingas atsakymas, 4 pasirinkimai ir reikia atsakyti kuo greičiau. Tai pradėkime, smagaus laiko visiems. Ar norit, kad skaityčiau? 2024 metų Lietuvos kultūros sostinė. Kaunas, Tauragė, Kaišiadorys ar Druskininkai? Taigi, atsakymas Kaišiadorys. Ir Herkus pirmauja. Toliau. Štai Kaišiadorys šiais metais. Koja pakišo galbūt prieš tai buvusi sostinė, Tauragė, dar anksčiau Kaunas, o kitais metais Druskininkai. Važiuojam toliau. 1992 metais Barselonos olimpinėse žaidynėse Lietuvos olimpiečių aprangą kūrė garsus pasaulyje dizaineris. Kas jis? Taigi, norit sužinot ir kasgi atsakė teisingai. Linas pasistumėjo, Herkus vis dar pirmavo, tai Issei Miyake. Čia buvo šiek tiek tokia įmetus lietuviai, gal paklaidino. Labai garsi ta apranga ir net muziejuose buvo, gal teko kažkam lankytis. Važiuojam toliau. Kokią dieną įvyko Baltijos kelias? Labai gerai. Lukas vežėsi į priekį, Herkus vis dar pirmauja. Labai nori Herkus laimėti. Taigi atsakymas, rugpjūčio 23, puikiai visi. Važiuojam toliau. Kokį lietuvių poetą galime atpažinti šioje Antano Sutkaus fotografijoje? Pažiūrėkime. Tai Jonas Aistis, Maironis, Justinas Marcinkevičius ar Anzelmas Matutis? Kairėje esantis, patiksinu. Puiku. Ir ką turime? Linas visa ugnimi vežėsi į priekį, Lukas pirmauja. Tai Justinas Marcinkevičius ir Antano Sutkaus nuotrauka. Ši asmenybė laikoma pirmosios Lietuvos Respublikos simboliu. Jos vardas kartais pavadinimas, jos vardu pavadinimas visas tarpukario laikotarpis. Tai kas ši asmenybė? Dvejoju vardėti nuotrauką ar ne. Nuotrauką būtų iškart atspėję. Puiku. Puiku, visiškai visi šaunuoliai. Lukas pirmauja ir taip, tai yra Antanas Smetona. Štai tas gražus
Važiuojam toliau. Kiek Lietuvos miestų turi daugiau nei 100 000 gyventojų? Tai nei 1, 4, 2 ar 5. Deja, mano gimtas Alytus nepakliuvo į šitą kategoriją. Taigi, ką turime? Doloro veržiasi, Lukas pirmauja. Tai atsakymas yra 4. Vilnius, Kaunas, Klaipėda ir Šiauliai. Kiek Lietuvoje yra apskričių? Jeigu kažkas greitai skaičiuoja, tai gali net spėti suskaičiuoti. Bet taip. Puiku. Lukai, tave Dololo vejasi. Reikia pasistengti. Tai yra 10 apskričių. Taip, sudėtingas klausimas. Lyginamosios anatomijos pradininkas kilęs iš Elzaso regiono, bet didžiąją gyvenimo dalį dirbo Vilniaus universitete ir pridėsiu, kad kūrė ten ir ne tik garsus mokslininkas, bet ir puikus kitų grafinių paveikslėlių kūrėjas. Tai Ignacas Domeika, Liudvikas. Turim 4 teisingus atsakymus. Lukas vis dar pirmauja, Dovilė puikiai vejasi, Linas lieka 3 vietoje. Tai Liudvikas Henrikas Bojanus ir jeigu kažkas čia Rūta kūrė, ačiū už šitą klausimą. Ši asmenybė kilusi iš Elzaso ir tikrai veikia daug dėl Lietuvos ir Prancūzijos santykių. Važiuojam toliau. Kokios apskrities herbą čia matome? Apskrities. Emijos. Keturi teisingi atsakymai. Ir Dololo išsivežė į priekį. Alytaus apskrities. Na, koks abiejų tautų karo vadas vedė į 3 pergalingus karus prieš Švediją, Maskvą ir Turkiją? Ar tai buvo Jonas Petras Sapiega, Zigmantas Vaza, Kristupas Radvila Perkūnas ar Jonas Karolis Chodkevičius? Istorijos fanai. Penki teisingi atsakymai. Jonas Karolis Chodkevičius. Važiuojam toliau. Kurią valandą Lietuvos laiku giedama tautiška giesmė Liepos 6 dieną? Visada, visame pasaulyje tą pačią valandą. Dvidešimt 1 valandą, 9 vakare. Lukas išsiveržė į priekį, palikdamas Doloro 2 vietoje. Taip, 21 valandą Lietuvos laiku. Kuris Lietuvos kunigaikštis paprašė popiežiaus sutikimo transformuoti Vilniaus jėzuitų kolegiją į universitetą? Visi Steponai, bet kuris? Puiku, tikrai visi šaunuoliai. Lukai, sveikinam kol kas, bet nepasiduokit, Steponas Batoras. Na, liko nedaug klausimų. Šis piešinio autorius švęstų 150 metinės
kitais metais. Kas jis? Tai nėra toks garsus piešinys, kuriuos esame pratę matyti. Puiku. Linas pakyla į 3 vietą. Taip, tai Mikalojus Konstantinas Čiurlionis ir piešinys Nojaus arka. Kuris rezervatas įsteigtas siekiant išsaugoti archeologijos ir istorijos paveldą? Žuvinto, Čepkelių, Kernavės ar Viešvilės? Puikiai. Lukas vis dar pirmauja, labai nori prizų. Tai yra atsakymas Kernavės ir visi kiti likę, tai yra gamtiniai rezervatai, o Kernavės yra kultūrinis, archeologinis, istorinis. 2023 UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašą papildė 4. Lietuvos valstybė. Kokia ji? Tiesiog tas klausimas, bet jei sekite naujienas, taip. Žiūrime lentelę. Lukas vis dar pirmauja. Tai buvo atsakymas Šiaudų sodai, bet visos kitos taip pat priklauso UNESCO paveldui, o ši paskutinė 23 metais. Taip, suktas klausimas patikrinti, ar viską klausėte, kada vyks referendumas dėl pilietybės išsaugojimo šiais metais. Kurią dieną? Primenu visiems, gegužės 12 dieną. Kas sukūrė tautinę giesmę? Čia šmaikštus klausimas. Taip. Vincas Kudirka. Ir paskutinis klausimas, kaip vadinosi metraštis, kuriuome buvo pirmą kartą paminėtas Lietuvos vardas 2009 metais. Tai Kvedlinburgo analai. Ir pažiūrėkime. Taigi, 3 vietą, garbingą vietą užima Linas. Dovilė 2 ir sveikinam Luką laimėjus 1 vietą. Sveikinamai. Šauniai, tai dabar plojimai. Lukai, turėsi man parašyti savo duomenis ir adresą, kur galėsime pasiųsti tau prizus. Labai Gerai. ačiū, malonu, bet gal aš užleisiu tada Dololo, čia nežinau, tikriausiai Dovilė, nes tikrai kaip svečias ir tai nesijaučiu vertas to prizo, o realiai čia sutik dėl to, kad pakvietėt, tai tiesiog buvo labai smagu sudalyvauti, bet manau, kad turėjau pranašumą dėl to, kad gyvenu Lietuvoje, tai manau, nesiskaito mano rezultatai. Tai viskas kaip tik labai skaitosi, mes visi čia svečiai. Viskas tvarkoja ir sveikinimai. Tikrai sveikinam tave, viskas gerai, Dovilė gaus paguodos prizą. Gerai, aš užsirašau tada. Lukas ir Linas, manau, užėmęs 3 vietą, tikrai mes susisiekite su manimi, kaip ten būna. Iki Skaistė.
Labai smagu, tikiuosi buvo jums taip pat smagu paįvairinti šį vakarą ir labai tikrai ačiū visiems, kad prisijungėt ir už rimtus priminimus ir už šmaikščias įžvalgas. Tikrai buvo smagu ir manau, kad tikrai reikėtų dažniau sujungti visus regionus ir padaryti tokias kaip Prancūzijos lietuvių žinias karts nuo karto, nes tikrai smagu pasikeisti rūpesčiais ir džiugesiais. Tai nežinau, ar dar kažkas norėtų pasakyti, jei ne, tai atsisveikinsim. Ačiū už gerą vakarą. Buvo smagu. Prašom, Lukai, keli ranką. Aš tik dar nuo ministrės norėjau perduoti, nes ministrė turėjo atsijungti rytoj spaudos konferenciją turi, tai tiesiog išėjo ruoštis jai. Tai ir ministrės vardu labai dėkojam už pakvietimą ir tiesiog darom viską, ką galim ir tikrai stengiamės, kad tas referendumas pavyktų. Na ir tikimės, kad geriausia, tai labai norim to susitelkimo ir visi kažkaip bendrom jėgom tikėkimės pavyks. Ačiū labai. Tai gero visiems vakaro. Lina, mačiau, klausai, kad atsiųstum nuorodą, tai atsiųsiu po pokalbio. Ir ačiū visiems ir sudie. Ačiū labai, bravo. Ačiū. Ačiū, Jolita, ačiū visiems. Visiems. Ačiū. Gerą Viso. vakarą. Viso. Gerą vakarą.